Šiandieną savo video intro norėjau jums įrašyti iš Lake Louise. Šią gražią, aš sakyčiau, pavasario dieną, nors čia dar mes turime nemažai sniego. Tie, kurie manęs nepažįstate, aš esu Kristina J. Santykių gyvenimo tikslo pasitikėjimo ir laimės mokytoja, saviugdos mentorė moterims, padedanti išsivaduoti iš toksiškų santykių. Linkėjimai iš Banko nacionalinio parko Lake Louise. Sveiki! Šiandieną noriu pratęsti video paskaitą apie narcisistinių santykių žodinėlį ir pakalbėsime apie future faking, tai yra ateities klastojimą. Antroje video dalyje paminėsiu, kaip atpažinti ateities klastotės raudonas vėliavas dar santykio pradžioje ir kaip elgtis tuo atveju, jeigu narcizas naudoja šią manipuliacinę strategiją ateities klastotę. Visų pirma, kas tai yra future faking? Kas tai yra ateities klastotė? Ateities klastojimas įvyksta tuo metu, kuomet partneris prižada jums kažką tai ateityje ir tas pažadas niekada neišsipildo. Dažnai narcizas sako, kad darys tą ar kitą dalyką, ko iš tikrųjų jis net neketina daryti. Ateities klastojimas yra manipuliavimo technika, kuri santykyje yra būtent naudojama tam, kad kontroliuoti kitą asmenį, kad galėtų tą asmenį išlaikyti narcisistinio smurto santykyje kuo ilgiau. Kai jūs paklausite narcizo apie jums pažadėtą ateitį ir kodėl pažadas neišsipildė, manipuliatorius greičiausiai pasiūlys dalį to, kas jums buvo žadėta, arba atsakys, kad šį kartą to nepavyko įgyvendinti, bet jūs įtikins, kad sekantį kartą tai jau tikrai pataps realybė, arba apipils jūs dar grandioziškesniais pažadais. Ši technika suteikia narcizui didesnę jūsų kontrolę ir išlaiko jūs šalia jo. Pažvelkime, kaip ateities klastotė gali atrodyti mūsų gyvenime, mūsų santykiuose ir kaip tai mus įtakoja. Tie, kurie dar neužsiprenumeravote mano YouTube kanalo Verta meilės, prašau padarykite tai dabar, paspausdami subscribe. Paimkime tokį labai paprastą pavyzdį. Jeigu, tarkime, jums kažkas tai pasakys, kad jums paskambins vėliau, kad jums perskambins, jūs tikėsitės, kad taip ir bus. Jei to nepadarys, jūs jausitės kiek nusiminusi, tačiau po to tas asmuo gali iš tikrųjų jums paskambinti ir jūsų atsiprašyti, pateikti svarias priežastis, kodėl to nepadarė. Tačiau kiek kartų tai turi įvykti, kad jūs suprastumėte, jog tas asmuo paprasčiausiai nėra patikimas, kad tas asmuo nevykdo duoto žodžio ir jūs galiausiai liausitės tikėjusi jo pažadais. Ateities klastojimas, future faking, dažnai yra daug daugiau ne tik tai, kad jums vėliau asmuo neperskambina, nors buvo žadėjęs tai padaryti. Tai iš tikrųjų yra tam tikra manipuliavimo forma ir tai jūs užkabina, pateikiant tuos nuostabius ateities pažadus, kuriuos jūs norite išgirsti. Pavyzdžiui, jeigu jūs dalinotės su narcizu savo svajonę, vieną dieną su juo susituokti, sukurti šeimą, turėti bendrų vaikų, įsigyti namą, svajojate, jau kartu su juo nukeliausite ne į vieną ar kitą šalį, tai jis būtent ir žadės jums tuos dalykus, kurie jums yra svarbus, tuos dalykus, kurie yra jūsų svajonės. Jis ir žadės jums, kad vieną dieną jūs susituoksite, tik reikės palaukti tinkamesnio laiko, kad vieną dieną jūs turėsite bendrų vaikų, bet prieš tai reikia turėti tvirtesnį pamatą po savo kojomis. Žadės, kad vieną dieną jūs apkeliausite pasaulį ir nuvyksite į tą konkrečią šalį, bet pirmiausia, jums abiems reikia labai sunkiai dirbti, kad tą svajonę įgyvendinti. Jūs galite būti santykyje su narcizu 5 ar net 10 metų, bet jis jums taip ir niekada nepasipiršo. Jūs galite kalbėti daugelį metų apie tai, kaip jūs svajojate tapti jo vaikų motina, bet jis visada randa pasiteisinimą, kad dabar tam nėra geras laikas. Jūs galite turėti pakankamai pinigų sutaupytų tai svajonių kelioniai, bet jis įkalba tuos pinigus panaudoti kažkam kitam ir žada, kad kelioniai jis vėliau sutaupys ir jūs tikrai tenai nuvyksite, bet tai niekada neįvyksta. Jūs laukiate, jūs vilėtės, jūs tikite, jūs nusiviliate ir vėl norite
tikėti tais naujais pažadais. Vis tik tai šalimais to keliauja tas labai labai begalinis nusivylimas, širdies skausmas, nepasitikėjimas ir abejonės. Bet kuomet jūs bandote tai išreikšti savo partneriui, jis jūs apkaltina, kad jūs esate nekantri, kad jūs juo nepasitikite kaip vyru, kad jūs esate nesupratinga ar per daug reikli ir norite nerealių dalykų arba prašote per daug netinkamų laiku. Tuomet jūs girdite aido atsikartojančius narcizo žodžius savo galvoje ir svarstote, kad galbūt iš tikrųjų jūs esate nekantri, nejautri, be reikalo abejojanti savo partneriu ir per daug iš jo reikalaujanti. Jei matote savo gyvenimą su tuo žmogumi, be abejo, jūs įsivaizduojate savo ateitį su juo ir tikitės, kad tie dalykai, kuriuos jums partneris žada, vieną dieną išsipildys. Bet jūs vėl ir vėl pastebite, kad visi jo pažadai yra tušti. Labai dažnai toksiškas partneris ateities klastotę pasitelkia santykių pradžioje, tai yra toje vadinamoje bombardavimo meilę fazėje. Narcizas jums pasakoja apie pajamų potencialą, kurį jis vieną dieną turės, arba pasakoja jums, jog jis uždirba daugiau nei pakankamai, kad galėtų pasirūpinti jumis abiem, todėl gali jūs įkalbėti palikti net savo darbą, arba persikelti į kitą miestą, ar net į kitą šalį tam, kad jūs tiesiog gyventumėte ir būtumėte su juo. Narcizas jums sako, kad jis viskuo pasirūpins finansiškai, jis pasirūpins jumis ir jūsų vaikais, kad galėtumėte siekti savo svajonių. Ir galbūt jūs patikite jo pažadais ir jūs ryžtatės toms drastiškoms permainoms savo gyvenime, vardan jo, vardan meilės ir paliekate savo mylimą darbą. Išsikraustote į kitą miestą ar net išvykstate į kitą šalį, patikėjusi jo pažadais ir tuo, koks nuostabus gyvenimas bus būtent su juo. Vienas iš pagrindinių dalykų, kuris labai dažnai laiko moterį įstrigusią narcisistiniuose santykiuose, yra finansinė priklausomybė. Ir kai narcizas padaro jūs finansiškai priklausomą nuo jo, jis įgyja daug didesnę galią naudoti psichologinę kontrolę ir tai pasireikš daug stipriau. Jei jūs išsikraustysite į kitą miestą ar net kitą šalį tam, kad būtumėte šalia jo, bet neturėsite šalia nei šeimos, nei artimųjų, nei draugų, kaip savo paramos. Pakeitėm truputėlį apšvietimą. Labai sunku rasti man tinkamą apšvietimą savo namuose. Taigi pratęskime toliau. Aš taip pat noriu paminėti, kad ateities klastotė yra būdinga ne tik romantiniuose santykiuose, bet taip pat santykiuose tarp šeimos narių, tėvų ir vaikų, giminių, darbo vadovų ir darbuotojų. Artimi jums žmonės gali naudoti šią manipulacinę strategiją labai dažnai tam, kad išlaikyti jų santykyje ar šeimos dinamikoje ar darbe, nes jie suteikia jums toksišką viltį, kad vieną dieną dar viskas bus kitaip, vieną dieną dar viskas pasikeis, kad tie pažadai pataps realybė. Kad, tarkime, jūs dabar investuokite į šeimos verslą ir vieną dieną patapsite firmos vadovu, bet tai niekada neįvyks. Arba kad jūs dabar paskolinkite tam gerajam giminaičiui didelę sumą pinigų, kad jis galėtų įgyvendinti savo unikalią idėją ir jis jums pinigus atiduos su procentais, tačiau tai irgi niekada neįvyksta. Arba dirbkite darbe viršvalandžius, rašykite projektus, įdėkite visą savo širdį, laiką ir energiją į tai, ką darote ir jūsų bosas paaukštins jūs pareigose, bet gali būti, kad net po keletos metų ar kelių dešimtmečių tai neįvyksta. Narcizai ateities klastotę naudoja labai išmintingai ir žada būtent tuos dalykus, kurie, žinau, jums yra labai svarbus. Jie nežadės to, kas jums nėra svarbu, apie tai, ką jūs su jais nesidalinote. Pavyzdžiui, narcizas niekada neminės vaikų, jei nesate suinteresuota turėti vaikų, jis nesakys, vieną dieną mes turėsime vaikų, nes tai nebus gera ateities klastotė. Arba narcizas nežadės jums, kad vieną dieną gyvensite didmiestyje, jeigu jūs dalinotės savo svajonę gyventi
užmiestyje. Narcizas, naudodamas ateities klastotės strategiją, nemeluoja esamuoju laiku, jis tik žada kažką tai ateityje. Daug lengviau santykyje yra nurodyti į melą, kuris vyksta tiksliai, tiesiai mums prieš akis, bet šiek tiek yra sunkiau įrodyti, kad asmuo jums meluoja, jeigu jis vis dar žada tai įgyvendinti ateityje. Gali prireikti mėnesių, metų ar net dešimtmečių, kol jūs suvoksite ateities klastotę. Ir iki to laiko galite būti praradę daug metų ir iššvaistę daug brangaus laiko ir savo energijos tikėjimų tuščiais narcizo pažadais. Pabandykime atsakyti į klausimą, kodėl narcizas naudoja ateities klastotę. Na, kaip visada, tai yra būdas narcizui išlaikyti moterį santykyje, neįdedant daug pastangų. Jam užtenka pamalti liežuviu, jūs įtikinti, prižadėti nuostabią ateitį ir jūs su juo pasiliekate laukdama, kol tie pažadai manifestuosis, išsipildys ir pataps realybę. Tai taip pat yra būdas išreikšti savo didingumą ir egocentriškumą, nes tiek daug dalykų, apie kuriuos jie kalba ir žada, kad tai bus įgyvendinta ateityje, yra tikrai labai grandioziški, tokie kaip vieną dieną mes gyvensime dideliame ir prabangiame name, arba kai vaikai suaugs, mes išvyksime gyventi į tropinę šalį, arba vieną dieną mano verslas suklestės, aš patapsiu milijonierius ir tau nieko nereikės rūpintis, tu gyvensi kaip karalienė, arba mes turėsime 3 nuostabius vaikus, arba tau niekada nereikės dirbti, tu galėsi tiesiog įgyvendinti savo kūrybinę svajonę, o aš visko pasirūpinsiu. Tikimybių požiūriu tuo metu, kai narcizas duoda pažadą, mes suvokiame, kad tai yra labai tolimas pažadas, bet mes dažnai galime būti labai naivios ir patiklios kaip maži vaikai, kurie nori tikėti tą svajonę, nori tikėti panašiai kaip kiekvienas mažas vaikas, kad vieną dieną mūsų viltis, mūsų svajonė išsipildys. O kai kas nors mums žada gražius dalykus, mes nekvestionuojame ateities, todėl narcizas naudojasi savo didingais pažadais kaip manipuliavimo įrankiu. Kitas dalykas, dėl ko narcizas naudoja ateities klastotę, yra tas, kad tai suteikia jiems savotišką saugumo jausmą, nes jie juk yra labai nesaugios, trapios, emociškai nebrandžios asmenybės ir jie gyvena su nuolatinė vidinė grėsme, kad jis bus paliktas. Tai tuomet, kada jis prižada ir suteikia jums tą viltį gražiai ateičiai, jisai lyg tai jūs dar labiau įtraukia į santykį. Pakalbėkime apie tai, kaip pastebėti ateities klastotę, tą vadinamą future faking jūsų santykėje ir kaip su tuo elgtis. Pirma, stebėkite, ar partneris yra nuoseklus. Pastebėkite, kiek nuoseklus ir patikimas yra jūsų partneris kasdieninėme gyvenime ir kasdieninėme bendravime. Paklauskite savęs, ar šis asmuo paprastai daro tai, ką sako darys. Labai dažnai narcisistinės asmenybės yra nepastovios, šokinėja nuo vienos minties prie kitos, nuo vieno projekto prie kito, nuo vieno pažado prie kito. Todėl tai pastebėjusi, jūs galite daryti prielaidą, kad narcizas jūsų santykyje arba jau naudoja taip vadinamą future faking. Tai pastebėjusi, išdrįskite nurodyti į partnerio nenuoseklumą ir nepastovumą, prašykite permainų ir jei jos nevyksta, žinokite, koks bus jūsų sekantis žingsnis ir kokia riba bus nubrėžta ir įgyvendinta. Antra, stebėkite, ar partneris yra sąžiningas su kitais, pats su savimi ir aplinkiniais. Sveikas ir mylintis santykis yra paremtas abipusiu sąžiningumu ir pasitikėjimu vienas kitu, ir jeigu santykyje to nėra, jame iš tikrųjų vyraus įtampa, įtarinėjimai, nepasitikėjimas, ir jeigu jūs pastebite, kad partneris nėra sąžiningas, jisai nepildo duotų pažadų, naudoja tą vadinamą future faking, jūs jausitės tarsi apgauta, nepastebėta ir net nemylima. Vėlgi, jūs negalite pakeisti partnerio,
Negalite jo kontroliuoti, bet galite kontroliuoti savo atsakomąją reakciją į jo poelgius. Paklauskite savęs, ką jūs darysite, jei jis ir toliau santykyje demonstruos nesąžiningumą ir svaičiosis tais tuščiais pažadais. Kaip jūs galite apsaugoti save ir savo emocinę bei psichologinę gerovę. Trečia, stebėkite, ar partneris laikosi duoto žodžio, ar jis neišsisukinėja tuo met, kuomet jūs bandote jam priminti, kad tai buvo jo pažadas, bet jis jo dėja neįgyvendino. Ar po to, kai jūs nurodote į tai, kad partneris ir vėl neištesėjo savo duoto žodžio, jis atsiprašo ir stengiasi pasitaisyti, ar vietoje to jis kaltina jūs tuo, kad jūs neteisingai jį supratote, arba kad jis to niekad nežadėjo, arba kad jūs prisigalvojate, arba kad jūs per daug jį spaudžiate, kad duokite jam daugiau laiko. Tai akivaizdus future faking ženklas. Nebejokite savimi, nekaltinkite savęs, kad jūs per daug reikalaujate, nebandykite ieškoti pateisinimų, dėl ko partneris neįgyvendino vieno ar kito savo duoto pažado. Tiesiog žinokite, kad jūs nereikalaujate per daug ir kad jisai yra nesąžiningas jūsų atžvilgiu ir vėlgi, ką jūs šitoje situacijoje darysite, kaip jūs į jį kreipsitės, kokias ribas jūs jam nubrėšite. Ketvirta, gerbkite savo ribas ir neleiskite narcizui jų peržengti. Pirmiausia, pati išsiaiškinkite savo poreikius, savo lūkesčius ir neleiskite narcizui jūs paveikti taip, kad jūs savo poreikius padėtumėte kažkur tai į šoną dėl to, kad jis žada kažką gero ir gražaus ateityje. Išmokite gyventi šią akimirką ir vertinkite santykį pagal tai, kaip partneris su jumis elgiasi čia ir dabar. Ne rytoj, ne už mėnesių, ne už metų ar dešimtmečio. Nebijokite klausti partnerio tiesioginių ir konkrečių klausimų, kai jis jums kažką tai žada. O jei savo pažadų neįgyvendina, nelikite to nepastebėjusi, bet komunikuokite, nubrėžkite ribas ir leiskite jam patirti savo jums neprimtino elgesio pasekmes. Penkta, pasitikėkite savo kūnu, savo emocijom ir savo vidinę intuiciją. Jūsų mylinti širdis nori tikėti, kad jūsų partneris tikrai turi pačius geriausius ketinimus jūsų atžvilgiu ir jis yra pasiryžęs išpildyti jūsų giliausius troškimus, įgyvendinti savo pažadus, tačiau jūsų kūnas ir protas gali visam tam priešintis. Skirkite laiko stebėti visą savo emocijų spektrą, įvertinkite fizinius pojūčius ir įsiklausykite į jų pranešimus. Įjunkite racionalų mąstymą, pasikliaukite taip pat savo intuiciją ir stebėkite partnerį. Ir jeigu jaučiate, kad jo pažadai yra tik tušti žodžiai, ko gero taip ir bus. Neleiskite būti mulkinama. Vėlgi, komunikuokite, iškelkite problemą į paviršių, nebandykite pateisinti partnerio dėl to, kad jis neįgyvendino vieno ar kito pažado ir žiūrėkite tiesai į akis. Labai tikiuosi, kad mano video paskaita apie dar vieną narcizo manipuliacinę strategiją future faking, tai yra ateities klastotę, buvo naudinga ir padės jums tai atpažinti savo santykyje bei rasti būdus, kaip tai atlaikyti ir tam tiesiog pasipriešinti. Šiam kartui tiek. Jeigu dar neužsiprenumeravote mano kanalo Verta meilės, prašau padarykite tai dabar, paspausdami subscribe, o taip pat išdrįskite su manimi susisiekti nemokamai 30 minučių pažintiniai sesijai, jeigu esate toksiškame ar narcisistinėme santykyje, jeigu norite atstatyti savo vertę, išmokti nubrėžti aiškias ribas, atsitraukti iš toksiškumo, sugyti santykiui pasibaigus ir transformuotis į geresnę savo pačios versiją. Susisiekti su manimi galite rašydamos man į mano elektroninį paštą, Instagramo accountą, palikdamos žinutę mano internetinėje svetainėje arba rašydamos į Facebooko Messengerį. Visą informaciją, kaip su manimi susisiekti, rasite aprašyme po video. Nelikite viena su savo skausmu ir žinokite, kad savo santykyje esate verta tik geriausio, tik sveikos meilės ir pagarbos, kad esate nuostabi ir nepakartojama dangiško karaliaus dukra. Ačiū, kad pasilikote su manimi iki galo ir pasimatysime kitą kartą. Sudie.